Šiandien matysite. Prie Čičinsko kalno degęs pastatas sulygintas su žeme. Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakultetui 65. Teatro menas vadovo pareigas užėmė Julius Dautartas. Čičinsko kalno prieigose daugiau nei prieš 2 metus degęs pastatas sulygintas su žeme. Ir pas jį. Dėl dalies gyventojų aplaidumo kilęs gaisras paliko žmonės be namų. Vienam bute gyveno moteris, kitam bute gyveno šeima, vyras su žmona. Neturėjo jokių galimybių namą atstatyti. Ir kadangi jis tikrai nepuošė šitos vietos, kaip minėjau, rajonui svarbios, kur vyksta Liepos 6 šventės, mes nusprendėm tiesiog, neturėjom kitokios išeities, tiesiog nusprendėm viską išpirkti ir sutvarkyti šičia. Buvusi namo gyventoja rajono savivaldybei pasiūlė sandorį. Čia turėjo jinai ir žemės ūkio paskirties netoli hektaro. Tai pravedėm dėrybas ir abiem pusėm priimtinom sąlygom sutarėm ir prasidėjo tada tie sunkiausi, ilgiausiai trunkantis biurokratiniai dalykai, kaip sakant, išpirkimas. O pasunkino sąlygas tai, kad dalis sklypo nebuvo susitvarkyta, nebuvo registruota registrų centre. Dalis buvo šito namo užstatyta antstoliam, tai per kelias vietas reikėjo praeiti tos kryžiaus kelius. Nuo šiol Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė čia vyks kitaip. Per artimiausią Liepos 6 dieną nebereikės nuomotis tvoros, užsitverti ir bus graži vieta. Nereikės jokių mums prašyti nei leidimų, nei nieko, tai čia statyti drąsiai bet kokią sceną. Ir mes šiaip planuojam ir įvairių pasiūlymų, yra dabar kaip tik įvairios vizualizacijos, yra darbuose, kaip sakant, kad šitą vietą patrauklė ne tik tais Panevėžio rajono gyventojams, bet ir visiems Lietuvos, kaip sakant, turistinę vietą norim padaryti. Turim prikūrę daug vizijų, buvom susitikę ne vieną kartą, bet kol nesutvarkyta žemė, mes nieko negalim judėti, nes yra projektai visokiausiai, čia foto studijas kažkokias daryti ir panašiai. Čia daug yra idėjų. Anot seniūno, naujasis projektas neužgoš svarbiausio Čičinsko kalno, tačiau papildys šį traukos objektą. Šiemet Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas mini 65 metų sukaktį. Manau, kad 65 metai tai yra nuostabus brandos etapas ir universitetas jau parodė, kad gali daug. Manau, kad universitetui svarbiausia nesustoti vietoje ir inicijuoti pokyčius ir nebūti patogiam. Manau, kad Panevėžio fakultetas toks ir yra. Universitetas visuomet buvo, yra ir išliks susitikimo vieta, kur auga žmonės, dalinasi patirtimi. Ir tai yra intelektualinis centras ir be abejonės ypatingai svarbu miesteliuose turėti bent filialus. Nes mes puikiai žinom, kaip atrodo tie regionai ir miestai, kuriuose nėra universitetų. Tai yra traukos centras jaunimui atvažiuoti, tobulėti, tai yra paskata augti miestui ir regionui. Dekanė džiaugiasi, kad šiemet Panevėžio fakultete vykdoma magistrantūros studijų programa vadyba įvertinta prestižinę AACSB akreditaciją, patvirtinančią aukščiausius tarptautinius kokybės standartus. Studentas, baigęs Kauno technologijos universitetą, gauna ne tik universiteto diplomą, jis ir gauna pripažinimą, kad programas, kurias baigia, yra akredituotos pasauliniu mastu ir jų kokybė pripažinta.
Studijų suteiktomis perspektyvomis džiaugiasi ir alumnai. Kai pradėjau būtent studijas, dar buvau tik paprastas tinklų plėtros inžinierius ir būtent su studijų laikotarpiu pasikėliau net poziciją iki vyresniojo inžinieriaus ir manau, kad būtent tai irgi dadėjo studijas, nes praplėtė mąstymą. Būdamas studijose sutikau žmonės, tai dėstytojus, grupiokus, tai vienas iš dėstytojų iš tikrųjų pastebėjo mane ir pasikvietė į darbovietę, kurio šiuo metu dirbu ir taip galbūt dar labiau įsitraukiu į akademinį tą gyvenimą pasaulį. Paminėti garbingos fakulteto sukakties susirinkę alumnai negailėjo palinkėjimų būsimiems ir esamiems magistrantams. Kiekvienam reikėtų ryžto, nes studijos tikrai nėra lengvos, bet vertos. Ir galvoju, kad niekada nevėlu mokytis. Susikaupti, išnaudoti galimas gauti žinias iš dėstytojų ir įdėti visas galimas savo jėgas, kad pasiektų pačius aukščiausius rezultatus. Drąsos veikti, drąsos rizikuoti, drąsos pralaimėti, nes pralaimėjime irgi yra laimėjimas, ir drąsos iš tikrųjų prisimti atsakomybę, kas labai svarbu. Žiūrėti kaip priekį. Šiandieninis sunkumas tai rytdienos perspektyva. Panevėžio teatre Menas pirmieji pasitarimai su naujuoju vadovu Juliumi Dautartu. Kiek kartų tai turi įvykti per metus? Vadovas teatro situaciją įvardyja kaip pakankamai sudėtinga ir nurodo, kad vienas iš tikslų stabilizuoti trupę. Taip aš nudžiugau, kurie prieitėjo prie manęs, tai jie ir pasiliko teatre, o kita trupė maždaug 50% jinai labai plaukia. Ateina aktorius vieną sezoną, suvaidina spektaklius ir grįžta atgal į Vilnių. Tai pasibando režisieriai, pastato kažkokį tai spektaklį, po to spektaklis gyvena savo gyvenimą ir dažnai to spektaklio neprižiūri. O teatras tai yra nuolatinė priežiūra, kaip daržas, kurį reikia laistyti. 1991-aisiais teatrą Menas įkūręs Julius Dautartas sieks grįžti prie ištakų. Teatras įsteigtas vaikams ir jaunimui. Mes dabar turim 3 spektaklius vaikams ir 10 spektaklių suaugus. Tai statistika tokia yra. Tai aš norėčiau truputį tą balansą pakeisti. Šitą išlaikyti yra netaip lengva, nes statyti vaikams ir jaunimui yra sudėtinga, dėl to, kad dramaturgijos labai trūksta. Vadovas teigia sieksiantis perdėlioti prioritetus. Tie visi edukaciniai dalykai yra labai reikalingi, bet mano manymu tai neturėtų sudaryti pagrindo. Teatro stuburas turi būti stiprus spektakliai. Ir dažnai tie edukaciniai dalykai, jie tik tai vadinasi edukaciniai. Susirinka 10 žmonių ir kalbama apie teatrą. Gerai vieną kartą, bet ne 3-4 kartus per mėnesį. Artimiausiuose planuose stabilaus repertuaro sudarymas. Dabar reikės įsigryninti, kokius spektaklius mes vaidiname, su kuriais mes atsisveikiname, bet aš norėčiau surasti 3-4 stabilių, bent porą sezonų, jeigu Dievas duos gyventi. Aš tikiu, kad mano jėgų užteks teatrui Menas, bet tikrai tų jėgų reikės. Julius Dautartas teatro Menas vadovo pareigas pradėjo eiti šių metų birželio 10-ąją. Kupiškyje įsibėgėja reprezentacinio miesto patiekalo uošvės liežuvis kūryba. Šį kartą dalyviai gilinosi į patiekalo estetiką. Kaip sako, visus produktus svarbiausia gerai įpakuoti, tai patiekalas irgi turi būti labai gerai įpakuotas. Šitoje vietoje atveju neturiu omeny celofaninės pakuotės, bet kaip pateikta, kaip estetiškai pateikta, kaip gražiai pateikta, aš manau, tai jisai sudaro bent jau 50% skonio, nes pirmiausia yra suvalgom akimis, o tik tai po to jau dedamės ir burną ir žiūrim, kas iš to gaunasi. Pirmiausia, tai gal mes ir pamatom tą produktą akim ir jį perkam už tai, kad jis gražiai atrodo, skaniai atrodo, kaip paragaujam, galbūt dar nusiviliam kitą kartą, bet estetika pagrindinį vaidmenį galvai. Sužadinti vaizduotę padėjo ne tik uošvės liežuvio vizualizavimas, bet ir netikėtas užsiėmimas – piešimas maistu. Darom paveikslą iš maisto produktų, kas yra visiškai išeinant iš tokio
ribų ir bando suprasti, kaip tai yra įmanoma. Tai žodžiu, tokie dalykai pas mus šiandien vyksta. Kai kūdikis buvau, tai tikrai tapiau su maistu. O dabar tai, taip, kad estetiškai padarytum, tai labai įdomu. Dirbtuvėse kartų kūrybinė laboratorija susitiko patirtis ir energija. Man tai ypatingai šaunu tai, kad yra dvi skirtingos kartos, visiškai priešingai atrodo, žmonės su didelė patirtimi ir žmonės su didelė energija. Nors kartais patirties tarp ir patyrusių energijos yra labai daug, bet labai įdomi ta sinergija ir mes specialiai šiandieną padarėm tas grupės, kur yra ir tokių pasimaišo žmonės ir matosi, kaip bando bendradarbiauti. Vieni labai kukliai, kiti labai drąsiai, vieni nori dominuoti, vieni nori atsilikti. Labai daug, man atrodo, įžvalgų net ir tose mažose grupelėse žmonės atras iš to pasibendravimo. Man atrodo, labai sėkmingai čia viskas vyksta. Įspūdžiais dalyjasi ir dalyviai. Sekėsi gerai, buvo labai įdomu dirbti su skirtingom kartom. Gal buvo truputėlį miskomunikacijos su vyresniais žmonėm, bet šiaip buvo labai įdomios idėjos. Smagu, kad taip greitai reikėjo keistis piešiniais ir vadėt su maistu piešti. Pirmą kartą piešiau su maistu, tai labai smagu. Viskas, žinokit, netikėta, ekspromtu viskas vykdoma. Tai tas ir yra didžiausia, kad reikia viską ekspromtu galvoti, viskas taigi galvoti, nežinoma buvo tema, nežinomos priemonės, niekas nežinoma. Tai ir įdomiausia. Tai buvo sudėtingų momentų. Buvo, bet jaunimas palaikė. Pirma, buvo toks drovumas prie naujų žmonių, bet taip viskas taip greitai, santykiai taip apsiklausinėjom, šilčiau pasidarė ir dabar žymiai lengviau negu pradėjom. Iš visų projekto Lėta karšta tikra patirčių gims vienas Kupiškį reprezentuojantis patiekalas, kuris visai Lietuvai bus pristatytas šių metų spalį. Ne tai, kad iš Panevėžio, ne tai, kad iš Anykščių. Iš Vilniaus važiuos ragauto uošvienės liežuvio, kas čia per dalykas, ta prasme, kas čia. Žino kažkokius ten Karmėlavos cepelinus, tai žinos Kupiškio uošvienės liežuvį geriau negu tokius dalykus. Man atrodo, čia garantuota. Panevėžio teatro menas Chiemelyje stovinti Don Kichoto skulptūra po daugiau nei 20 metų vėl šviečia. Tuo pasirūpino Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Atėjom vykdyti eilinę profilaktiką ir profilaktikos metu atsakingas darbuotojas paprašė, sako, jūs čia viską sugebat, gal galit pažiūrėti ir skulptūros apšvietimą, kad veiktų atnaujinti. Anot Tado Misevičiaus šviečiantis elementas sugrąžino skulptūrai dalį ypatingos nuotaikos. Interneto platybėse suradome, kaip jis atrodė prieš daugelį metų, kai jisai buvo tik pastatytas ir tada ieškojame Panevėžyje esančiose parduotuvėse autentišką gaubtą, sakykime, šviestuvą ir pritaikėme sprendimą. Don Kichoto šviesa džiugins visus metus. Pastato apšvietimas turi savo fotoelementą, nuo tamsos užsidega ir kartu su pastato apšvietimu užsidega kartu ir skulptūros apšvietimas. Skulptoriaus Henriko Orakausko darbas Teatro menas Kiemelį puošia nuo 2003 metų. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras jau įgyvendino aikštelės paruošimo darbus, o gegužę atlikti vėjos ėjimo darbai. Regbio specialistų vertinimu stadioną intensyvesniam naudojimui bus galima parengti iki 2027 metų sezono pradžios. Šiuo metu Panevėžio sporto centre treniruojasi daugiau kaip 10 aukšto meistriškumo regbininkų. Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos rekonstrukcija. Miesto savivaldybė pasirašė 2 640 000 eurų vertės sutartį su bendrove HISK, kuri įrengs žiedinę sankryžą bei atnaujins dalį Beržų gatvės. Darbus planuojama pradėti Liepą ir įgyvendinti per 15 mėnesių. Svarstoma visiškai uždaryti Beržų gatvės atkarpą iki Ramygalos gatvės, kurioje jau 2027-aisiais planuojami kiti darbai. Iki šildymo sezono pradžios bus tvarkoma Basanavičiaus gatvėje esanti šiluminė kamera. Panevėžio socialinių pokyčių centras įsigijo elektromobilį Citroen Berlingo. 58 700 eurų kainavusios transporto priemonės įsigijimas numatytas įgyvendinant projektą socialinių dirbtuvių įkūrimas Panevėžyje. Elektromobilis leis patogiau organizuoti kasdienę dirbtuvių veiklą, padės užtikrinti didesnį veiklų prieinamumą, patogesnį produkcijos pristatymą ir suteiks daugiau
daugiau galimybių darbingo amžiaus panevėžiečiams, turintiems negalią aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Projektas finansuojamas ES fondų ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia želdinių priežiūrą. Laisvės aikštėje arboristai atlieka neintensyvų medžių genėjimą, šalina sausas ir pažeistas šakas. Laisvės aikštėje taip pat gerinamos medžių augimo sąlygos, purenamos augavietės bei įterpiami biostimulantai. Bendrovė Panevėžio energija pradeda šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus Panevėžyje ir rajone. Šiemet Panevėžio mieste planuojama rekonstruoti apie 2,2 km šilumos tiekimo tinklų, o dar apie kilometrą Pažagieniuose. Šiais metais bendrovės investicijos į šį tinklą sieks apie 1 300 000 eurų. Senas šilumos trasas pakeis nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai, o darbus planuojama užbaigti iki naujo šildymo sezono. Karšto vandens tiekimas dėl rekonstravimo darbų nebus nutraukiamas, tačiau galimi laikini judėjimo ir eismo trikdžiai. Jau rytoj, penktadienį, birželio 12 dieną jūsų laukia vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Panevėžietė Lina Juozaitytė ryžosi profesijai, kuri dar visai neseniai buvo laikoma vyriška. Jau beveik 2 mėnesius ji vairuoja miesto autobusą ir sako, kad svarbiausia šiame darbe atsakomybė bei gebėjimas išlikti ramiai sudėtingose situacijose. Lina pasakoja apie pirmasias darbo dienas, keleivių reakcijas, stereotipus ir kasdienybę prie vairo. Kodėl Panevėžio rajonas nesirenka korepetitorių paslaugų kompensavimo modelio, kurį taiko vis daugiau savivaldybių. Rajono vadovai tikina, kad lėšos nukreipiamos kitur į pedagogų pritraukimą ir išlaikymą mokyklose. Naujiems mokytojams siūlomos solidžios finansinės paskatos, apmokamos studijos ir kitos paramos priemonės. Panevėžio rajone pradedamas ilgalaikis projektas skirtas kovai su vienu pavojingiausių invazinių augalų Sosnovskio barščiu. Šis augalas ne tik sparčiai plinta, bet ir kelia grėsmę žmonių sveikatai bei vietiniai gamtai. Specialistai aiškina, kokių priemonių bus imtasi, kiek metų truks projektas ir kokių rezultatų tikimasi pasiekti. Vos 21 Faustina Miškinytė pasirinko ne miestą ir karjerą biure, o kaimo iššūkius. Jauna moteris kuria hailandų veislės galvijų ūkį Panevėžio rajone. Kol bendramžiai planuoja keliones, Faustina investuoja į techniką, gyvulius ir ūkio plėtrą. Panevėžietė Daiva Tankūnaitė daugiau nei 40 metų dirba gide ir yra lydėjusi tūkstančius keliautojų. Per šiuos metus netrūko netikėtų nuotykių, įsimintinų susitikimų ir iššūkių. Moteris atvirai pasakoja, kaip keitėsi turizmas, keliautojai ir pati gido profesija. Naujamiesčio gyventojas Virgilijus Kergė nusprendė savo muzikinę patirtimi dalyti su kitais ir kviečia žmonės į nemokamus gitaros kursus. Jis įsitikinęs, kad muzika gali ne tik išmokyti naujų įgūdžių, bet ir suburti bendruomenę. Smilgių darželis mini 60-metį. Jubiliejinėje šventėje netrūko prisiminimų, padėkų, pasirodymų ir šventinės nuotaikos. Renginyje prisiminta įstaigos istorija, svarbiausi žmonės ir nueitas kelias. Kaip ir įprasta Tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitė, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų, straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono. Kraujo donorystė. Vieniems tai pilietinė pareiga, kitiems tai gyvybę gelbstantis dalykas. Domimės, kaip ją vertina panevėžiečiai ir ar jie yra tapę kraujo donorais. Gerai, reikia padėti žmonėms. Gražus dalykas padėti kitiems. Be abejo, kad nauda kitiems žmonėms, kuriems galima padėti toliau gyventi ir jaustis geriau. Nes reikia gelbėti gyvybės, kažkam labai reikalinga tai. Normaliai, gerai. Ar pats esate tapę kraujo donoru? Jo, buvau kažkada, tai dabar jau nebejau. Buvau, daviau gal kokius 10 ar 9 kartus. Ir kaip manote, ar daugiau tai yra žala ar nauda pačiam donorui? Aš manau, kad nei žala, nei nauda. Aš manau, kad nekenkia. Viskas ten gerai sutvarkyta. Nežinau, man sveikatai kažkaip būdavo daug geriau, aš daug švalesnė būdavo kas 2 mėnesiai. Tik nauda. Jeigu reikėtų paskatinti žmonės tapti kraujo donorais, ką pasakytumėte? Tegul eina ir duoda, jeigu tik tai turi gerą kraują. Reikėtų pagalvoti ir man ir kitiems, jeigu galimybės, jeigu tinkamas kraujas būtų kitiems, tai žinoma, kad čia labai prasmingas ir geras dalykas. Būtina netgi. Patarčiau. Jeigu nors koks svarstymas yra, tai už.
tapti. Nedvėjoti reikia duoti. Kažkam padėti. Mėly Pulso klausytojai, skubu Jums pristatyti rytoj įvyksiančią akciją Konteinerio krata. Atliekų tvarkymo organizacija Žaliasis taškas jau 3 metus visoje Lietuvoje vykdo šį socialinį eksperimentą ir rytoj pirmą kartą jis įvyks Panevėžyje. Su mumis akcinės bendrovės Panevėžio specialusis autotransportas komunikacijos specialistė Justina Indulytė. Sveiki. Sveiki. Ir administravimo vyriausioji specialistė Rimantė Kastrickienė. Sveiki. Sveiki. Tai jūs mums papasakosit apie šitą akciją. Tai pirmas kartas Panevėžyje. Kodėl prireikė tiek laukti netgi 3 metus? Iš tikrųjų sunku atsakyti, nes mes jau kurį laiką stebėjome, kad Žaliasis taškas būtent šią akciją nuolatos ir būtent labiau gal šiltuoju metų laiku ar nevykdo įvairiuose Lietuvos miestuose ir kažkaip mes pagalvom, kad mes norėtume visai jos ir čia pas mus, nes iš tikrųjų ganėtinai įdomus yra renginys, kada galima iš arčiau pamatyti visą rūšiavimo ciklą, būtent čia ir dabar vykstantį ir kažkaip pasvarstėme, kad visai norėtume to ir pradėjome kalbėti su Žaliuoju tašku ir Panevėžio miesto savivaldybė, kad kodėlgi ne ir pasistengti tai atvežti čia pas mus. Koks yra renginio konceptas, apie ką tai? Na, iš tikrųjų, tai esmė yra labai paprasta. Būtent toje vietoje, kur vyks visas renginys, bus tiesiogiai čia ir dabar išpilamos atliekos iš konteinerio, ar ne? Ir nebus kažkokių surežisuotų dalykų, nieko ir mes tiesiog iškelsime atliekas, jos bus sudėtos į tam tikras talpas, ar ne? Rūšiavimo talpas. Ir tada jau mūsų darbuotojai gyvai perrūšiuos viską ir mes tuomet, kaip sakant, net turbūt tuo paties vyksmo metu bendrausime ir kalbėsime apie tai, kas galbūt tarp tų atliekų yra negerai ir kur jos turėtų keliauti. Iš tikrųjų, rūšiavime dalyvaus ne tik tai mūsų darbuotojai, skatinsime ir gyventojus, kurie ateis ir patys, bus dalinamos pirštinės, bus galima prisidėti, pasižiūrėti, kurią atlieką, paklausiant realiai. Ta mes darom ir vedamose edukacijose, kad nebūtų vien teorija, bet yra ir praktika, kad žmonės gali prisidėti prie to rūšiavimo, nes būtent tos išpiltos talpos bus patogios ir bus pastatyti skaidraus plastiko konteineriai ir žmonės ir mūsų darbuotojai galės rūšiuoti, kas teisingai rūšiuojama pagal Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklės ir kas ne. Taip, bet mes ir kalbam, būtent tikslas yra žmonės pritraukti ir jiems pademonstruoti. Taip, pritraukti ir įtraukti. Tai dabar kur viskas vyks ir kada? Labai lauksime jūsų jau rytoj, penktadienį, 12:30 Savanorių aikštėje adresu 3A. Ir prisusteiksime prie konteinerių aikštelės požeminės. Ir ten, kaip sakant, jau mūsų nepastebėti bus neįmanoma. O kodėl renkamasi nagrinėti būtent plastiko konteinerio turinį? Todėl, kad jis yra turtingiausias pakuočių atliekų segmente. Daugiausiai atliekų yra kombinuotų rinkoje. Ir sudėtingiausia atskirti, nes nemažai būna, tarkim, iš išorės atrodo kaip ir popierius, kartonas, bet viduje dažnai būna plastikas arba folija ir tokia atlieka keliauja būtent į plastiko konteinerį. Mažai kas žino, kad, tarkim, medinės pakuotės yra metamos į plastiko konteinerį. Daugam yra tokių sakykime, labai nedaug tiesiog būna, pasitaiko pačiam sraute, ar ne? Pats įdomiausias ir turtingiausias yra plastiko pakuočių atliekų konteineris. Apie medieną man tai yra naujovė. Aš žinau, kad skardinės pakuotės reikia mesti į plastiką, bet apie medieną išgirstu pirmą kartą. Kalbant dar apie tą pačią medieną, tai nebūtų tokia atlieka, kur, tarkime, nežinau, spintelės atraiža, sakykime, kažkokia. Tai turi būti pakuotė. Nes, tarkime, tokias pakuotės dažniausiai, kas yra dedama, tarkime, vairūs vaisiai, daržovės ar ne, jos dažniausiai nedidelės, saldainių dėžutės, man atrodo, dar būna kartais. Bet, reikia nepainioti su ta elementaria mediena, kurią mes bet kur galime ar ne gauti, kad tu jau gali tokį dalyką mesti. Ne. Akcentuotina, kad tai turi būti pakuotė. Labai gerą pastebėjimą kolegė pasakė, nes daug metų Lietuvoje, sakykime, buvo klaidinami vartotojai, kalbant apie atliekų rūšiavimą, nes dar po šią dieną užrašyta
popierius, plastikas ir stiklas ir pamiršdavo žodį pakuotę. Gamintojų ir importuotojų organizacijos atsakingas tik už pakuočių atliekas ir būtent tie gražūs spalvoti konteineriai yra skirti pakuotėms. Ta mes mokiname ir per edukacijas moksleivikus. Pernai pradėjom nuo pradinukų ir priešmokyklinukų. Kitąmet planuojam ir vyresnių klasių traukinėti ir pagrindinis tikslas, kalbant apie rūšiavimą, ypatingai pakuočių, yra pirmas klausimas, turiu atlieką, ar tai yra pakuotė? Klausimas. Kai atsakai, kad taip, tai yra pakuotė, tada keliam klausimą, iš ko jinai pagaminta. O iki tol visi galvoja, kad ir antrinės žaliavos turėtų patekti tos konteinerius, bet dėja taip nėra. Tai va, tikslas galbūt priminti arba supažindinti gyventojus su tuo. Tai kokios yra tos dažniausios klaidos? Ar tai yra tai, kad metam tarsi plastikinį daiktą, bet jis nėra pakuotė? Ką jūs pastebit? Tai pagrindė ir yra, kad didžioji dalis, tarkim, dalyvaujant morfologiniuose tyrimuose irgi atliekama, pernai su kolegė dalyvavom, tai tarkim plastiko konteineriuose radom padangų prigrustukas, žaislų plastikinių, pampersų panaudotų, tai pampersas nepakuotė, nors ir iš plastiko pagamintas, padangos, guma, net apskritai medžiaga netinkama, net kaip ar antrinių žaliavų sakytumėm, žaislai atrodo plastikas, bet nepakuotė. Taip pat patys srautą ir elektronikos daug labai patenka. Taip. Kas iš tikrųjų labai gąsdina ir šiurpina, nes dėl ko veikiausiai pagrindė ir didieji tie atliekų tvarkymo įmonių gaisrai vyksta. Greičiausiai, kad nuo neteisingai įmestų atliekų, kurios būtent šiukšliavežėje, kai yra viskas presuojama, ar ne, kad daugiau tilptų, sukelia sprogimą tiesiog. Arba per srautą patenka į rūšiavimo cechus. Tai jūs tos klaidos, kurias įvardina ten, tarkim, padangos, jūs manot, kad tai yra nežinojimo pasekmė, ar čia jau kažkoks gal net piknaudžiavimas, kaip kad buvo pas mus atsirado maisto konteineriai ir kažkada minėjot, kad rado ten ar televizorių ar kažką ir žodžiu laiko tai kaip tarsi kažkokiu protestu ar kažkuo, tai va čia labiau tas įdomu nežinojimas ar kaip? Na čia reikėtų galbūt save pastatyti į tokio žmogaus vietą, tai aš iš tikrųjų net nežinau, aš išvelgčiau galbūt didžiąją dalį ir nežinojimo, bet yra ir momentas, kad galbūt tiesiog norima pasipriešinti galbūt sistemą, eiti prieš sistemą, kad va aš nenoriu taip elgtis, bet tai nėra tikrai sveikintina ir bet kokiu atveju, mums tai tikrai nepatogumų nesukelia, mes bet kokiu atveju turėsime tai sutvarkyti, tik tais bėda tame, kad galbūt nereikėtų taip elgtis, nes tos padangos patekusios į tokį konteinerį, jos jam nei pridėtinės vertės duoda, nei kažkokios naudos būtent rūšiavimui pačiam. Iš principo, kalbant apie pakuotas ir pakuočių atliekas, kai jos patenka į mišrių atliekų konteinerius, gaunasi, kad vartotojas sumoka 2 kartus, nes jis įsigydamas prekę jau sumoka tą atitinkamą dalį už atliekų sutvarkymą, nes jinai yra įskaičiuota, nes kiekvienas gamintas ar importuotas Lietuvoje turi pasirinkti ar mokėti į valstybės biudžetą tam tikrą procentą pagal, sakykime, pakuotės tos gramus, kiek sudaro produkte, arba pasirinkti vieną iš 2 organizacijų, nes yra Žaliasis taškas, su kuria organizuojame renginį, ir Gamtos ateitis. Berods kūrėsi dar 3 organizacija, jeigu surinks 5% rinkos, turėsime jau 3 rinkos dalyvius. Tai žmonės ar nori 2 kartus mokėti, nes kuo daugiau pakuočių atliekų papuola į mišrų srautą, automatiškai į sąvartynus priimamas kiekis didėja, natūralu auga patys kaštai. Ir tie kaštai po metų yra vėl perskaičiuojami. Tai gyventojas pralošia, netgi protestuodamas, jau nepaisant to, kad perdirbamumas mūsų yra tvarumas, siekėmybė visos Lietuvos ir Europos, kad kuo daugiau būtų pakuočių perdirbama. Tai dažnai žmonės ir galvoja, kad tas vienas toks nekaltas įprotis, išmesiu ten į mišrių komunalinių atliekų konteinerį ir ramu čia bus. Galvoja, kad vis tiek sutvarkys, bet esmė, kad jūs tada sumokat 2 kartus. Tai žmonės tikisi, kai kurie labai nori, kad tas rūšiavimas vyktų jau paskui, bet iš esmės tos plastikinės pakuotės nukeliavusios į mišrių atliekų konteinerį, jos jau keliauja į sąvartyną. Jos vis tiek yra linijoje perrūšiuojamos, bet didžioji dauguma manau, kad taip. Dėl to, kad jos yra tiesiog užterštos, pagrindė taip. Tai viena iš klaidų yra tikriausiai tų nešvarių pakuočių metimas į konteinerį.
Nebūtinai, būtent gamintojai ir importuotojai tokios kaip prievolės būtinai išplauti pakuotę jie nenurodo. Esmė yra tiesiog ją įmesti, bet kiekvienas gyventojas gali pasirinkti. Aš pavyzdžiui asmeniškai savo namuose aš rūšiuoju atliekas, nes man tiesiog netrodo, kad galėtų būti kitaip šiuolaikiniai visuomeniai ir ten pavyzdžiui įvairias pakuotės labiau suteptas, ten tarkime grietinės indelį ar ten nežinau jogurto. Aš vis tiek bent jau truputėlį praskalauju, nes ir dėl kvapo visos prevencijos ir kažkaip manau, kad prisidedam prie pačios sistemos. O gyvenant individualioje valdoje, tai esi suinteresuotas rūšiuoti, nes pakuočių atliekų konteineriai nemokamai yra išvežami, o mišrių atliekų konteineriai dėja, jeigu tu turėsi daug atliekų mišrių, turėsi turėti didesnį konteinerį ir didesnę įmoką kas mėnesį mokėti. Tai natūralu, kad per tą prizmę ne tik tvarumo skatina rūšiuoti. Kaip apskritai vertinat žmonių motyvaciją metams bėgant rūšiuoti ir jų žinias? Laikui bėgant, manau, kad atsiranda tikrai daugiau žmonių, kurie supranta šito būtent dalyko prasmę ir poreikį, nes tai nėra tik procesas dėl proceso. Ne todėl, kad kažkas užsigeidė arba nurodo ar ne mūsų įstatymai ir panašiai. Tai yra daugiau, sakyčiau, ir dėl savęs ir iš idėjos tam, kad tu kažkiek galėtum prisidėti prie to, kad gamta nebūtų taip stipriai niokojama, nes iš tikrųjų labai daug ir skirtingų elementų tą gamtą mūsų teršia, ne tik pačios atliekos. Tai pavyzdžiui, apie plastiko pakuotės būtent kalbant, josgi labai daug metų yra gamtoje. Ir paskui patenka į gruntinius vandenis, o tie gruntiniai vandenis kur keliauja? Ten, kur mes mėgstam ir toliau gerti, ne? Viskas ta prasme nusėda. Ir viskas keliauja ir grįžta lygiai taip pat į mūsų organizmus, nes ir pagal statistinius duomenys jau įvairiuose žmonių organuose mikroplastiko likučių yra visokių smulkių randama. Tai ir apie ką byloja, kad neteisingai tvarkomos atliekos arba apskritai netinkamai elgiamasi su gamta, viskas grįžta ratu. Nėra taip, kad jos kažkur tiesiog dingsta, patekusios ne ten, kur turėtų. Tas globalus požiūris, kad aš nesu kažkoks tai atskiras individas šitam pasaulyje, jis ne visiems būdingas. Tai kaip jūs siekia tos žmonių protus pasiekti su šitą informaciją? Mes vykdom kontrolę, tarkim, kas individualiuose valdose pakankamai gera situacija yra tikrinami visų rūšių atliekų konteineriai. Su pakuotėm dar truputį turim vargelio, kad tikrai daug antrinių žaliavų randam. Tai to švietimo būtent ir reikia, tas renginys labai aktualus. O taip, sakyčiau, kiek tikrinimo atlieka iš esmės, manyčiau, gera situacija su individualiom valdom, bet su kolektyvinė atsakomybė yra kur kas prastesnė situacija, nes pernai metų morfologiniai tyrimai, kuriuos irgi atlikom su gamintojų ir importuotojų organizacijom, parodė, kad nėra labai bloga, bet to gerėjimo dar yra kur padirbėti iš tikrųjų. Dar reiks palaukti. Kaip sakant, įpročiai nesusiformuoja per mėnesį, per 2. Jeigu tu pradėjai jau šią kelionę, kaip vadinu, šią tvarumo link, kad tu galbūt nori prisidėti prie to, kad geriau galėtų gyventi tiek mes ar ne ir ateities kartos, tai tu realiai su kiekviena diena mokaisi. Tu turi įprasti, tai turi tapti įpročio, jam reikia laiko susiformuoti. Tai mes bet kokiu atveju ir su Rimante vykdydamos edukacinius užsiėmimus moksleiviams ir apskritai atlikdami savo švietėjišką veiklą kaip įmonė, būtent šią temą atliekų rūšiavimo, mes ir stengiamės prieiti prie žmogaus ir jam bent jau aiškiai suprantama kalba paaiškinti, kodėl tai yra svarbu ir kad tai nėra tik tais sistemos noras, kad tai būtų. Tai turi tapti įpročiu, nes taip gyvena didžioji dauguma viso šiuolaikinio pasaulio ir kitose šalyse iš tikrųjų tas nerūšiavimas jau yra į tave keistai nežiūrima, kad tu taip elgiesi, nes nuo to kenčia visi tiesiog. Mūsų edukacijoje ir, sakykime, toksai šūkis yra, kad švara ir tvarka prasideda nuo tavęs. Tai ne nuo kažko, ne nuo kito, bet nuo tavęs. Tai tikslas įtraukti, kad žmonės nuo savęs pradėtų, mes kaip organizacija tikrai padėsim ir prisidėsim. Ir būtent šitą konteinerio krata, kuri rytoj vyks pas mus pirmą kartą, tai
Manau, kad labai puikiai čia ir dabar gyventojams, kurie ar ne labai tikimės, kad ateis ar ne, parodys, kas iš tikrųjų gyvena tame konteinerį ir kaip turėtų būti išrūšiuotos tos atliekos. Tai taip, čia dar kartelį tada akcentuoju, kad rytoj, tai yra birželio 12 dieną, 12 valandą, 30 minučių, visi yra laukiami Savanorių aikštėje. 3A, šalia bendro naudojimo komunalinio atliekų surinkimo aikštelės. Čia požeminė aikštelė būtų. Ir vienus gal atves smalsumas, kitus gali atvesti, čia matau, prizai kažkokie laukia. Taip, žaliasis taškas tikrai bus pasiruošę, mes taip pat būsim pasiruošę bendrauti su gyventojais, atsakyti į rūpimus klausimus, duoti prizų už galbūt gerus klausimus ar ne ir panašiai. Tikrai bus smagu, kviečiam atvykti. Tai rytoj pasimatysime edukacinėje akcijoje Konteinerio krata. Na, o mes kalbėjome su bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialiste Justina Indulytė ir administravimo vyriausiaja specialiste Rimantė Kastrickienė. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8–13 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6–11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, šeštadienio dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8, dieną 6–11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos. Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių naktį 5–10, dieną 8–13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8–13, sekmadienio dieną 14–19 laipsnių šilumos. Labai malonu pasveikinti Jūs, dalyvauti finalinėse varžybose, lemiamose. Iš tiesų buvo gražu žiūrėti ir sveikinu tikrai, kai kurios pergalės papildo trofėjų lentynas, o kai kurios įeina į istoriją. Tai Jūs įeinate į istoriją, Panevėžys dar neturėjo pirmos vietos per visą savo laiką, istoriją ir tarybiniais metais tik tai sidabrą buvo laimėjusios. Ir paskui bronzą, kitus laimėjimus, bet tikrai neturėjo aukso. Tai Jūs įėjote į Panevėžio istoriją, labai tuo didžiuojamės, labai sveikinam. Linkim Jums viso ko geriausio, būkite sveikos, būkite stiprios ir atstovaukite Panevėžį. Nugali tik ta komanda, kuri yra labai vieninga. Iš tiesų ta vienybė Jūsų, meilė, tiek treneriams pagarba, tiek pačiom savo. Jūs kaip viena kaip tikra šeima kovojote iki galo ir